Kol Lietuvoje užsieniečiai, ypač rusakalbiai, vis labiau spaudžiami kalbinių reikalavimų ir jiems grasinama neleisti net už prekystalo be A1, A2 lygio lietuvių kalbos pažymėjimo, Vilniuje su fanfaromis atidaroma vokiečių mokykla. Ne šiaip sau mokykla, o skirta Bundesvero karių vaikams, kurie atvyko čia su tėčiais tankistais ir mamomis artileristėmis. Taip, jūs neišgirdote neteisingai. Lietuviams rusų kalbos pamokų mažinimas, privalomas lietuvių kalbos mokymas kiekviename kampelyje ir artėjantis egzaminai padavėjams bei taksistams užsiečiams, o vokiečiams darželis su vokiškomis dainelėmis, mokytojai tiesiai iš Hamburgo ir Berlyno jauki Deutsche Schule Vilnius buvusio silpnaregių švietimo centro pastate. Gaunasi įdomi aritmetika, jei dirbi autobuso vairuotoju ir atvykai iš Ukrainos, Rusijos ar Baltarusijos, mokykis lietuvių kalbos. Kitaip bauda, atveidimas ir perauklėjimo stovyklą. O jei atvykai tanku iš Bavarijos, sveikas atvykęs, štai tau mokykla, darželis ir dar mokytojai iš Vokietijos priedui. Gal netrukus parduotuvėse atsiras naujų užrašai. Kalbame vokiškai, o po poros metų pardavėjo egzaminas apims ne tik lietuvių A2 lygį, bet ir vokiečių kalbą tokiu lygiu, kad bent jau galėtum atskirti dešrelės lentynoje. Tokiu tempu po 5 metų Lietuvos parlamente teks įvesti sinchroninį vertimą į vokiečių kalbą. Juk kokia prasmė ginti lietuvių kalbą nuo vargšų migrantų, jei tuo pačiu jį tyliai pasiduoda NATO partneriams. Galbūt tai ir yra planas – išguiti rusų kalbą, užgniaužti lietuvių kalbą biurokratiją ir palikti tik vieną teisingą – vokiečių. Ir tada pagrindinė mokyklos dainelė Vilniuje skambės ne ant kalno mūrai, o Alle meine Entchen.